Sveiki, tankistai, su jumis Kotys ir Virgilijus. Taigi, Virgilijus iš to kanalo pažibo pasidaręs. Ir iš tikrųjų labai jam dėkingas už tai. Iš tikrųjų ir jūs turėtumėte jam būti dėkingi už tai, už tos mūšius atsiunčiamus. Kaip matot, jis jau lošia su T28 prototipas. Labai daug kas prašė, aš niekada iš to tanko neturėjau, nesužaidęs, nesipažįstamas su juo. Atrodo, patranka nusileidžia visai neblogai. Bet vieną žodžiu, Virgilijus irgi komentaruose pastebėjo, kad daug žmogeliukų nori šito tanko pamatyti. Ir jisai sako, davai, atsiųsiu mūšį, kaip sakant, su T28 prototipo 8 lygio prieštankiniu šitų gyvaužių, kaip lėkiai, prieštankinių pabūklų amerikiečių. Taigi, ir jo patarimas, tiesiog jisai net ir laiške parašė, kad nebijot spausti W mygtuko, tai yra važiuoti į priekį, nebandyti sidescrapint, nes tankas truputėlį per lėtas, ir pasirinkti tam tikrą kryptį, pavyzdžiui, kad nes kaip šitą mūšį, tai bazė jau nebereikėtų grįžti, nes, kaip sakant, neturėjo bazės. Bet jeigu kažkokią kryptį pasirinkai, tai ten reikia ir važiuoti, ir pušint, kaip sakant, ir gerai pagalvoti apie kryptį, nes tankas labai lėtas, patys pažįstami su juo pakankamai, sakyčiau, ir lėtumą matot. Taigi, šonai, sakyčiau, pas jį nėra stiprus, priekis, korpuso priekis yra iš tikrųjų visai neblogai šarvuotas, nors ir toks kampas nedidelis, bet iš tikrųjų, kiek aš jį esu šovęs, netgi ir su 9 ir, man atrodo, neatsimenu, ar 10 lygio tankais, ir ypatingai sunku pramuštą priekį. Nežinau šarvų profilį šitam tankė niekada, iš tikrųjų net nežiūrėjau, netyrinėjau, nes iš tikrųjų nelabai jau daug sutinki, tai ir kažkaip tai per daug nesivargini, nepramušiai. Žinau, kad prasimuša labai neblogai vat, į šitą vietą vat, prie bokštelio, prie patrankos, kur yra bokščia. Ten prasimuša, bet korpusas ir su bokštelio šonai tikrai neprasimuša. Tai va, tokie dalykėliai. Iš tikrųjų, Virgilijus, kaip sakant, vat, jums panorėjus lydekai paliepus, kažšuvis nuėjo. Virgilijus atsiuntė mūšį su T28 prototipu. Ir jie, kaip matot, jų užduotis užimti bazę. Kaip įsidėstymas visai neblogas, sakyčiau, jis labai jau čia drąsiai važiuoja, vos ne šitokį žemėlapio vidury. Pats aš negaliu iš tikrųjų dabar žaisti, kaip sakant, labai jau čia jums skaudžiai vanšotinis liko. Nesitikėjau taip ir giliau. Kažkaip, tikėjausi, kad mepo vidury taip gali įvykti, bet kažkaip nesitikėjau, kad taip greitai vanšotinį paliks, nes dar pas priešus 13 tankų liko. Tai va, šito mūšio beje, kaip ir visų kitų Virgilijaus mūšių, nesužiūrėjęs. Tai nežinau, kas čia dėsis. Rezultatus tiesa mačiau, bet juos pažiūrėsim kartu, paanalizuosim po mūšio. Taigi, o pats pas mus Airijoje iš tikrųjų dabar žiauriai karšta. Ir nėra iš tikrųjų kada nei žaidimų lošti, darbė užimtumas nerealus, 2 vaikais užimtumas nerealus, visą gero, išgyveno. Būtų per daug optimistiškai tikėtis, kad nuvanšotintų 400 plus gyvybių bačiatų 12. Taigi, bet užsitaiso visai greitai, gaila laikmačių nerodo ant šito tanko, bet kaip visą laiką galiu garantuoti, kad pas Virgilijų Skorpionas kažkoks labai drąsus optimistas buvo ir nusprogo. Kaip spėjo pas Virgilijų, komanda kaip visą laiką yra gerai ištreniruota ir žiūri, jisai dabar jau taip ne per daug atsipalaidavęs, davažiavo iki savo vietos, kur jis čia gali savo per bokštelį lošti. Jo, patranka nusileidžia visai neblogai, gali tankuoti. Artileristui atkeršys, šovė iš sprogstamoje, bet dėja nepramušė, todėl padarė tik tai 166 žalos. Taigi, antras sprogstamai užsitaisė, kad labai jau jie čia greitai sutvarkė tą priešų komandą. Kažkoks toks nevirgiliškas mūšis, kuris šitą pramušė.
Nes iš tikrųjų, kaip matom, Virgilijus būna lieka tenais vienas prieš visus ir visi prieš vieną. Bonusas, AFK. 521, neblogai. Ai ne, ten buvo, buvo 521, pribaigė. Taigi, dar liko 2 prieštankiniai pabūklai ir 9 lygio, kas ten toks? MX-30. Jo, bet jau jiems apsiginti yra be šansų, nes Virgilijaus komanda tiesiog žvėriškai daug. Pramušimas. Galvoju žeminoje. Tai va, iš tikrųjų su T28, kaip Virgilijus minėjo savo laiške, kad tiesiog važiuoti, nebijot, nerodyti savo šonų, tik tais priekį ir bandyti priešus išprovokuoti, šaut į korpusą, o ne į bokštelį, nes kai bokštelį, kaip rodžiau, tie tokie 2 trikampukai, jie yra silpni. O pats tankas priekis labai stiprus iš tikrųjų, aš kaip prisimenu, pats šaudžiu, mane net nustebina, rodo, kad žalės, kad pramušė, bet bum ir neprasimuša. Tai vat. Šitas galėtų pramušti, man atrodo, bet nebus jam progų. Žiūrėk, dar ir paspotina kiek, jis jau čia prispotina 1000 su virš ir 4500. Man atrodo, jis yra dar iššaus kažkam. MX, paliko MX savo komandos draugams. Iš tikrųjų, prototipas šitas jisai nėra prastas tankas. Tik tais patį mane nervuotų lošti su tokiais tankais vien tik dėl to, kad jie yra tiesiog per sprogstamasis, ne, paprastas. Man jie tiesiog nepatinka dėl to, kad jie lėti. Lėtumas man negaliu, tiesiog žiauriai nepatinka. Taigi, nepramušas sprogstamųjų nebeturi dėja. Taigi, 4993 padarytų žalos šitas, bet man atrodo, jisai pataikė dar ir aklų truputėlį. Pažiūrėsim rezultatus. Taigi, rezultatai 5355 padarytų žalos. Šaunu. Ir iš tikrųjų topė. Iš tikrųjų, kaip žiūri mūšį, ne? Tai nepanašu, kad jisai daug ten būtų kažko prišaudęs, kažkaip, toks greitas mūšis, kažkoks pravažiavo, pašaudė, su lėčiausiu tanku tiek privažiuoti, prišaudyti. Reikia turėti sugebėjimų, galiu pasakyti tikrai. Nes kai pažiūrime į kitus komandos narius, jo E75, ten visą kitą, jo taip įdomi kažkaip atrodo, su lėčiausiu tanku važiavo tiesiog, nestabdydamas jo, gavo truputį į šoną ir į priekį ir visą kitą ir į bokštą, bet nežinau, sėkmingas mūšis iš tikrųjų. Sėkmingas. Tai va toks T28 prototipas. Paprastas, neypatingas tankas, bet su kuriuo iš tikrųjų galima padaryti daug žalos. Ir jisai nėra skausmingas, man atrodo. Pramušimo jis ten, nepažiūrėjau, kiek pramušimo yra pas jį. Pažiūrėkim, ar parodys čia. Jo, 208, super, su šitais 297. Jau gali 10 lygį šaudyti be problemų. Tai va, iš tikrųjų, geras rezultatas, kaip matot, net ir pinigų, ir bondą užsidirbo, medalių tokių, nežinau, kaip jau ten skaitosi šitie visi, kaip jie, net ne medaliai, apdovanojimai gal. Žodžiu, galybės, vienas didelis kalibras, nebereikalo. Tai va, iš tikrųjų šaunus mūšis ir kaip pastebėsit, šitamgi 1600 bazinės patirties. Labai geras mūšis. Tai va, tiek šiam kartui, sekantį mūšį galbūt pats sužaisiu, galbūt, iš tikrųjų dar pažiūrėsiu, kažkas irgi esat atsiuntę kažkokių tų mūšių, pažiūrėsim, kas ten gero. Tai va, nes iš tikrųjų, jeigu updatinsiu dabar žaidimą, tai negalėsiu įrašyti tų prieš tai esančių mūšių. Iš tikrųjų, būtų tas truputėlį apmaudo. Na, tai kągi, tankistai, sėkmės mūšio laukia ir iki.